Mary Kay man šiai dienai reiškia labai daug. Tai tokia kompanija, kuri pakeitė mano visą gyvenimą aukštyn kojom ir tik į gerąją pusę. Mary Kay dabar mano verslas ir man labai smagu tai daryti, nes augimas, komandos kūrimas verčia tobulėti, verčia kažko tai siekti, turėti tikslus, svajoti. Tai yra mano verslas, tai yra laisvas darbo grafikas, tai yra daug džiaugsmingų ir laimingų moterų ir daug pozityvo. Esu Jolita Juciūtė, esu Mary Kay vedančioji pardavimų direktorė. Šitoje kompanijoje pirmiausia radau nuostabų produktą, kurį naudoju aš pati, kurį naudoja mano aplinkiniai. Po to aš atradau čionai galimybę susikurti savo darbo vietą ir turėti veiklą, kur aš pati būčiau savo šeimininkė. Būtent čionai aš galiu ne tik tai keisti savo gyvenimą, kontroliuoti savo pajamas, jas didinti, puikiai uždirbti, turėti fantastinę asmenybės augimą, bet galiu tuo dalinti su kitom moterim ir taip prisidėti prie jų sėkmės istorijų. Man Mary Kay asmeniškai pirmiausia suteikė galimybę turėti savo verslą. Ir šita kompanija mums suteikia galimybės kiekvienai augti, tobulėti, čia dirbti ir tikrai gerai uždirbti. Prestižo klubas tai yra prestižo reikalas. Tiesiog jame sudalyvauti, jeigu konsultantė nori ne tik kad mėgėjiškai savo naudotis produkciją, bet nori šiek tiek šitoj kompanijoje daugiau, ji privalo būti prestižo klube, ji privalo būti su stipriausiais konsultantais. Tai yra pats pirmas žingsniukas siekiant karjeros Mary Kay. Ateini į prestižo klubą, pamatai, kas vyksta toje viduje Mary Kay. Ir tai būna laiptelis, šoktelt į kitą statusą, galbūt į karjeros laiptais pašokti. Ir prestižo klubas turi būti ta kartelė, kurios nuleisti nebegalima. Nes prestižo klubas tai yra išskirtiniai mokymai, tai yra išskirtinis pripažinimas. Tai yra praktiškai mažytis žingsnelis iki žvaigždės raudona. Kada aš atsimerkiau į kompaniją, taip galiu pasakyti, aš pradėjau kiekvienam renginyje dalyvauti ir tik tai renginiuose galiu atsakyti į savo mintise užduotus klausimus. Ir kitas dalykas, tu labai daug žinių pamatysi apie kompaniją, sužinosi ir galų gale žinosi, į ką kreiptis vienu ar kitu klausimu. Kad pasimatuoti save, kad pasižiūrėti kitom akim, kas tai yra, kad tai nėra vien tik produktai, pasižiūrėti, kokios moterys renkasi, ką jos sau randa, kaip jos eina pirmin, kaip jos dėlioja savo kelią. Tai yra pats geriausias būdas, jeigu tu nori tobulėti. Pats lengviausias būdas, dėl to, kad šitos renginius veda labai sėkmingos lyderės, kurios jau yra šitoj kompanijoje iš tiesų nemažai pasiekusios. Ir jos turi labai didelę patirtį. Taigi, man nereikia ruoštis, kažką skaityti, kažkur ieškoti informacijos. Aš tą informaciją tiesiog gaunu ir ją labai lengvai ir paprastai pritaikau. Ir kaip yra sakoma, kad iš tiesų, jeigu tu nori būti sėkmingas, pirmiausia turi būti tarp sėkmingų žmonių. O čia tiek daug sėkmingų moterų, taigi tik vienintelė vieta augti čia. Į Mary Kay renginį konsultantė atėjusi arba atvykusi į seminarą, jinai gali pamatyti daug pozityviai nusiteikusių moterų, daug gražių moterų. Jinai gali pamatyti, kad iš tiesų jinai yra moteris, nesvarbu kokioje pozicijoje šiandien dienai yra. Taip pat gali gauti, sužinoti šiek tiek, ta prasme daugiau, ko galima Mary Kay kompanijai, kad tai yra ne tik gera kosmetika, kad tai yra ir didžiulių galimybių kompanija. Tik reikia eiti daryti ir viską susirinkti. Mary Kay renginiai, seminarai, tai yra ta jėga, kuri jūs išstums iš to taško, kuriame dabar esate. Nes būtent renginiuose jūs sutiksit, išgirsit daugybę nuostabių moterų, išgirsit sėkmės istorijas ir tikrai surasit tą moterį su ta istorija, kur pagalvosit, jeigu gali, jinai gali ir aš.